Twice a day. Rookie numbers. Those are rookie numbers. Those numbers. These are rookie numbers. Kur eis tavo pinigai už šitą projektą? Pradėkime nuo to, iš karto pradedam statyti priestatą. Pelė kiek čia eurų pareis. Kas darau, patsani? Sveiki, draugai. Labą dieną, labas vakaras, labą rytą. Su visais pasisveikinau, kaip tik tai įmanoma. Tai ką, paskutintas mūsų BMW-ko, Norbės BMW epizodas. Ilgai lauktas, iš tikrųjų šiaip daug visko yra buvę, bet pagaliau mes esam ties šioje vieta, kur jau yra užbaigiamieji mūsų visi darbai. Šiaip pastebėjau, pas mane visada video nosį pradeda nešitėti. Kodėl taip yra? Nes prieš video šniūrą patraukė. Tai va, tai žodžiu, ką chebra, paskutinis epizodas, kaip ir minėjau praeitame epizode, jog šį epizodą mes jau darysim visus užbaigiamuosius darbus, tai ką mes dabar turim? Turime visą pilnai mašiną nudažytą. Viskas. Done. Basta. Tai šio video mūsų tikslas bus iš dviejų dalių. Tai pirma dalis yra užbaigiamieji darbai, antra dalis yra atidavimas, pasižiūrėk kaip atrodo bendrai. Bla 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 bla. Tai dabar kągi mes šiandieną darysim. Tai šiandienos mūsų didžiausias yra darbas, ogi poliravimas. Reikia užpoliruoti, uždominuoti. Tai parodysime, kaip darom, ką darom, kodėl darom, nuo ko pradėti, kuom užbaigti ir kodėl darom ir taip toliau ir taip toliau. Tai ką, nieko nelaukia. Jaučiu, dabar pradžiai reikia nusivalyti visą kėbulą, nes visas apdulkėjęs. Konkrečiai. Nusivalom visą kėbulą, tada nešamės visas medžiagas, ką mes šiandieną naudosim poliravimui, viską papasakosiu ir tada pradėsim jau pačius poliravimo darbus ir viską parodysim, kai viskas vyksta. Ane? Ką, kebrytė, žodžiu, nusivalėm visą mašiną ir nuo pat ryto nuotaikėlė yra jau sugadinta, galiu pasakyti, tik tiek. Panašus vaibas, kaip sakėm, šeštukas, matė, tikrai atsiminsit, hebras, su slenkščiais yra niekenčiu, nepatinka, nenoriu. Tai net nesigadinam nuotaikos, pabandėm uždėti slenkščius, nenoriu. Na, paliekam Norbitos slenkščius, tai jau jisai susirinkinėja. Nes ten belė kokį dvižukas, tai slenkščiais, jisai išsilenkęs, kodėl išsilenkęs, vėl nežino kodėl išsilenkęs, plus turi atsitaikyti visos skylės klipsų, kas nieks neatsitaiko, nieko nesimato, reikia belė kiek įtampus užkelt, belė kiek įtampus užspaus, klipsai nelaiko. Fuck this shit. Hebra, mes savo darbą padarėm, pabandėm, kas lengvai susirenka, jo surenkam, bet su slenkščiais mes čia prasikeiksim, dar sugadinsim kažką, nereikia, nafig. Susirinks Norbė pats vis lenkščius. Tai va, tai žodžiu, judam tiesiog toliau. Ble, sen supisa nuotrauką, aš nemeluosiu, tau ne? Nu nafik, žiauru. Ir pastovi, visada būna su tais aftermarketų dalim. Va šiuo atveju originalas yra geriau. Nes, su bumperiais irgi dar pusėtinai, bet būtent slenkščiai tai yra kažkokia tragedija. Neturim laiko, tai ką mes dabar pusė dienos mes čia prasiknysim su tais slenkščiais, nafik, ir dar, o realiai liko viena diena atiduoti ir dabar mes brangų laiką savo dabar čia su šitais slenkščiais žaisim čia, tegul keliauja. Žodžiu, pamirštam, reikia pamiršti kažkaip persirašyti. Žodžiu, hebra. Toliau judam, nusivalėm visą dabar kėbulą, tai dabar prasidės mūsų poliravimas. Niekad nerodėm, realiai niekad nerodėm, ne? Ne, niekad nerodėm. Tai parodysim, kaip dirbam, su kuo dirbam ir kodėl dirbam. Tai dabar mes asmeniškai, aš tiksliau, naudoju Forexlos visą produkciją. Nežinau, nei reklamą, nei nieko, pas mus aplamai viską, ką mes naudojam, jokios reklamos, nieko mes nereklamuojam, nieko mes už tai negaunam. Tiesiog iš patirties sakau, ką mes būtent naudojam. Esu daug visko bandęs, bet man labiausiai prilipo būtent visas šitas reikalas. Yra, net mačiau pirkti iš tikrųjų starting kitų visokių, dar ten kažkokių komplektų, kad viskas įeitų. Žodžiu, tai pradedam tikriausiai nuo šveitimo, nes ir visas poliravimas prasidės nuo šveitimo. Išsivalo mašiną ir tada jau pasižiūrim, ką mes norim poliruotis, kokias mes korekcijas. Nes kai toks didelis dažymas, nenori, vis tiek poliruojasi, jau čia nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Reikia poliruoti, kažkur kažkas prasėda, kažkur kažkokia dulkė įkrenta, neišvengsi dulkių, kad ir ką nori dažai. Tai va, tai pradedam nuo šveitimo, tai prasideda šveitimas, šiaip šveitimą naudoju, būtent Kovakso visą sistemą dabar kodėl. Šveitimas yra dviejų būdų gali būti, arba šlapias, arba sausas. Vieni naudoja tą, kiti naudoja aną. Man patinka, dabar pasakysiu, kodėl sausas, tai yra va tokie va Kovakso šveitimo padeliai.
nėra pigus. Viskas, kas su poliravimu susiję, nėra pigu, bet jau geriau sumokėti daugiau, bet maloniai dirbti, nes kad tu ir sutaupysi, tai tau bus nemalonu dirbti. Velėsi greit užsibaigia dar koks velinas. Tai kovokso padeliai 1500, 2000 ir 3000 ir lapeliai dulkiam šveisti 1500, lygiai taip pat dar kaladukas yra, nepadėjau činai. Tai visas šveitimas vyksta taip, yra šlapio šveitimo irgi sistemos, man kodėl dabar nepatinka šlapio, dėl to, kad nieko nesimato, kas vyksta, ką tu darai. Jeigu tu nori galbūt bendrai visą kerzą palyginti, jo, galbūt, bet man patinka labiau sausas, taip pat ir gruntas mums labiau patinka sausas, dėl to mes naudojam sausą šveitimo būdą, o sausų yra vienintelis kovaksas, kiek aš žinau. Galbūt dar yra daugiau, bet vienintelis man atrodo, kad kovaksas. Taip, o dabar foreclos, tai naudosim 3 etapų poliravimą. Tai pirmas etapas prasideda su avikailiu, kai jau pasidarom visą šveitimą. Tada su kieta kempinėlė ir tada užbaigiminis juodas švelnus. Lygiai taip pat aš dabar sudėliau padelius, kokią pastą, su kokiu padeliu mes naudojam. Tai raudona pasta su šiais padeliais, juoda pasta su šiuo padeliu ir činai Clean and Protect nuvalo, apsaugo, žodžiu, pilnas faršas. Tai dabar kaip mes darysim visą tai, pasiimsim tikriausiai patogiausiai vietoj, kad geriausiai matytųsi filmuoti kažkokią tai dulkelę. Ir parodysim ją visą šveitimą nuo pradžios lygi pabaigos ir mes ją pilnai supoliruosim. Dar tada pabandysime susipoliruoti tik tai poliravimo jau būdu, ne šveitimo, senas duris. Apsiklijuosim su lipnenke, kad pamatytumėt prieš ir po, koks skirtumas yra. Ir taip ir vyksta tas mūsų visas poliravimas. Dabar poliravimas, senos duris, reikės dar kai kur ir pataškuot, nėra jos geros būklės. Tragiškos tos iš tikrųjų būklės, tenai pasitaškuosim ir visą pilnai susipoliruosim, kad visas tas bendras vaizdas mums geras būtų. Tai va, tai imam tarpinį padą, dedam ant tarpinio pado grubiausią 1500 lapelį, tada, blėt, ne taip, mokymus pravesti. Pradžiai pasiimam 1500 lapelius, klijuojam jie yra, užsiklijuojam ant. Gal atsinešt, blėt, papšė. Tonachai strigom. Klijuojami tokie lapeliai, žiauriai patogus, greit užsibaigia, bet dulkiam jie per akis yra ir jie užsiklijuoja. Kietas labai kaladukas, tai tik tai realiai tą visą dulkę susilygini su juo. Jie yra dar naudoja peiliukus, mes nenaudojam, tai žodžiu, su šitų dalykų susišveičiam visą dulkę iki tol, kol bus lygi plokštuma. Paskui šiaip realiai visur principas panašus, tiek špakliavime, tiek gruntavime, tiek poliravime, kad su pirmo etapu tu pasidarai tą, ką tau reikia pasidaryti, o visi kiti etapai yra tiesiog poliravimas, išnaikinimas šito pirminio subraižymo. Tai taip pat ir su špakliavimu, taip pat ir su gruntavimu. Tai va, taip pasirinkam dabar kažkokią dulkę ir einam mes ją susišveisim su šiuo kaladuku. Taip, tai va, pasigavom dabar vieną dulkę ant stogo, ant kurių dažniausiai būna daugiausiai tų dulkių, tai nėra daug, bet vieną pasigavom didesnę. Tai ją dabar išveisimės, tai turim kaladuką ir dabar, kai viskas vyksta, tiesiog taip ir trinam. Tai matosi dabar akivaizdžiai tą dulkę ir mums dabar reikia, matosi jos kontūrai, mums reikia dabar ją trinti tol, kol nebus visiškai jokių kontūrų ir bus lygų gražu. Tai akivaizdžiai matėsi, labai greit užsibaigė šitie lapeliai, bet jie nėra brangus, tai žodžiu, trinam, tiesiog trinimo būdu, jokio vandens nieko nereikia, visa sistema yra ant sauso šveitimo ir trinasi tol, kol kontūrai pasibaigia, kol nieko nesimato, nes labai gerai matosi visi kontūrai pačios dulkės, dabar yra lygų gražu, tai nebuvo didelė dulkė, nes jinai labai greit susitrino, jeigu didesnė gali būti ilgiau, reikia patrinti, bet šiuo atveju easy money. Tai dabar mes prasišveitam, čia yra 1500. Kai tu šveiti su ranka, tai nėra tas pats, kas šveisti su mašinėlė. Su mašinėlė yra daug tas ryskės, tos švelnesnės, sakykime, negu su ranka, su braižymai tie. Tai mes dabar lygiai tą patį dar 1500 užsidedam ant mašinkos, tada 2000, tada 3000 išsilyginam šitas visas ryskės. Mes dabar naikinam tą, ką mes pridarėm. Dabar metamės tarpinį padą, dedamės 1,5, 2 ir 3 ir šveičiamės ir pažiūrėsim, kaip visą tai atrodo. Taip, tai naudosim Mirkos 5 mm orbitos šveitimo mašinėlę. Šiaip poliravimui geriau būtų 2,5 mm, bet mes poliravimu profesionaliai neužsiiminėjom, mes užsiiminėjom dažymo defektam šalinti, ką mes nudažom, kad būtų idealiai ledas, žodžiu, išvažiuoti iš mūsų patalpų. Tai jeigu kažkas užsiima, geriau 2,5, jeigu ne, kaip mūsų atveju, mums neapsimoka pirkti mašinėlės vien tik tam, kad poliruot, nors mes poliravimu būtent jau tik tai tuom ir neužsiiminėjom. Tai sueis ir 5 mm. Viskas užsimetėm su siurbliu. Ką reiškia siurblys? Nutraukia šveitimo dulkes, ilgiau tarnauja visas mūsų padelis.
Privažiuojam arčiau. Daug šveis nereikia, labai mažai, tiesiog kad ryskas dingtų. Vis 2000. Trys tūkstančiai. Good. Taip, o dabar jau viskas, su šveitimu viskas dan, dabar poliravimas prasideda, jau grynas poliravimas, tai dabar pradėsime nuo avikalio, kaip ir minėjau. Naudoju rotacinę rūpės mašinėlę, yra orbitinės, yra rotacinės. Kuom jos dabar skiriasi, rotacinė tiesiog sukasi ratu, orbitinė turi savo orbitą, žodžiu, savo tenai tos visus. Turim ir orbitinę, bet rotacinė daug geriau ima ir reikia naudoti šitą būtent sistemą Foretslos būtent su rotacinė. Tai va, tai avikailis, grubus, dabar šveitimas prasidės, poliravimas ir raudona pasta. Šiaip poliravimo metu visada reikia, kad būtų kuo įmanoma švariau, tai tiek paviršius, tiek padeliai turi būti prapūsti, viskas skuduras švarus, nu, žodžiu, kuo įmanoma švariau. Nes kiekviena dulkė, kuri patenka tarp poliruojamo paviršiaus, gali suraižyti jį. Šiaip toks yra tipsas, kai šveitimas yra būtent pačios detalės, tai kai kampu žiūrint į šveitimo vietą, matai atspindį, kas dabar kuo puikiausiai matosi, vadinasi jau gerai, jau yra gerai. Jei nesimato atspindžio, dar reikia švelninti. Paskirstom pastą, pradžiai ant vienetukų užsistatom ir paskirstom. Viskas, dabar kai paskirsite, jungiam trečią piridačių ir kampu. Kampų šveitimas ne tiesiai, o kampu. Kodėl kampu? Geresnis ėmimas ir taip nurodyta yra TDS, kaip naudoti visą šitą reikalą. Taip, dabar geltonas padas, lygiai ta pati pasta, bet šiaip sakau, matosi dabar video, kodėl aš naudoju būtent šitą sistemą, dėl to galbūt, kad jinai labiau pritaikyta dažytojam, viskas labai greit vyksta, ko mums reikia. Mes nudažėm detalę, mes ją paruošėm, poliravimas turi būti greitas, kuo įmanoma greitesnis, dėl to, kad tai yra mūsų, kaip sakant, jau kasekas, ten dulkė, dar kažkas, tai mums reikia, kad kuo įmanoma greičiau pasidarytų visas reikalas, tai dėl to būtent ir naudoju visą šitą reikalą, nes viskas greit vyksta. Tai dabar geltona ir tada juoda hologramom išnaikint visas. Bam. Taip, tai su geltono praėjom, dabar jau naudosim juodą, ne visada reikia naudoti juodos, jinai žiauriai minkšta ir pasta yra labai švelni, tai dabar reikia nusivalyti raudonos pastos likučius ir tada dedam juodą. Dabar kodėl naudojam būtent šitą spalvą juodą, dėl to, kad čia yra jet black spalva, jinai yra pati sudėtingiausia poliravime, dėl to, kad ant jos viskas matosi, viskas, visos hologramos, jeigu būtų sidabrinė, nereikėtų mums to juodo pado, bet kadangi juoda, tai reikia. Tai ėmam juodą, bet šiaip žiauriai greit, ne? Atrodo, žinai, kai dėl vienos dulkės šiek tiek pistis reikia. Nu, tai reikia filmuoti ir plus dėl vienos dulkės, bet pavyzdžiui, mes kaip poliruojam, tai visą mašiną, viską apsitrini su kaladuku, viską tada matai ir tada jau viską eini, visur, kur prasideda, dar kažkas, tai visą, po vieną etapą šitą visą mašiną peidinėjai, tai realiai visą mašiną mums čia praeiti, nežinau, kiek užtruks, 2 valandas, gal valandą. Tai nėra labai ilgai užtrunkantis reikalas. Jau dabar tos hologramos matytųsi tik tai su lempa arba ant saulės. Nu, dulkės nesimato daugiau. Dulkės nebėra. Kažkiek geriau nebuvo. Na, ja, truputį geriau negu buvo. Taip, tai dabar dėl dulkės mes viskas kaip ir turėtų būti visam aišku. Mes kiekvienos smulkmenos neaiškinsim, kodėl nuo stogo reikia pradėti dar, va tokių visokių smulkmenų neaiškinsim, nėra čia kažkokie tai mokymai. Bet kad tą bendrą supratimą, bent jau kaip tas poliravimas vyksta, kad žinotume, tai tikrai, manau, suprasti. Tai žodžiu, dabar mes padarėm su viena dulke viską, nuo pat pradžios, lygiai pat pabaigos. Dabar pirmoje eilėje visada pradedam nuo dulkių, visą mašiną, apsieinam, gerai pasižiūrim, kur reikia šveitimo, visur ją visą susišveičiam. Pirmas etapas, antras, trečias, ketvirtas. Tada jau prasidės jau vėl poliravimas, bet kokiu atveju visą mašiną mes einam. Ir tada
Pradžiai susišvyčiam dulkes, parodysim ant mašinos, kiek yra tų dulkių, kiek yra kažkokių tai netobulumų. Viskas labai gerai matysis, visą apeisim. Ir tada prasidės poliravimas ir dar galėsim pasidaryti testą ant durų, pasižiūrėti, kaip atrodo prieš po. Tai būtent jau dabar, kai yra dažyta dalis, gali būti nesimatys ir net nesimatytų, nes jinai šviežiai dažyta. Bet ant senų dalių jos yra vapšė matinės. Tai labai gerai matysis, ant kiek atgyvins spalvą poliravimas. Žodžiu, poliravimą truputį pristabdom. Grįžtam prie slenkščių. Paskambinau Norbiai, pasakiau situaciją, kad neužsideda. Norbė sakė, mes irgi bandėm, neužsidėjo. Bet, žodžiu, verdiktas toks, kad... Sako Norbė, arba viską sudėkit, karočią, arba dažysit naujus slenkščius. Koks mūsų pasirinkimas, kebra? Jo, mes neturim pasirinkimo, realiai. Arba nesvarbu, kaip, bet turit uždėti. Dedam, ką aš žinau. Tai kokia situacija dabar su slenkščiu, kodėl jis neužsideda? Tai dvižuha, kaip ir su visom tam aftermarketų dalim, dažniausiai būna dvižuha, netitikimai. Šita vieta per daug išlindus ir neleidžia užsifiksuoti, klipsai tiek jėgos neturi išlaikyti, nes va šitoj vietoj remiasi. Tai mes nusprendėm padaryti tokią haltūrėlę. Nu kaip haltūrėlė? Nėra čia haltūra, čia yra sukimas iš padėties, nes kitų variantų nėra. Tai kadangi mums trukdo labai stipriai šitas visas išsikišimas, žiauriai stipriai, tai mes dabar jį nusipjaunam, va kiek čia centimetrą kažkur tai. Jau geriau tebūnė, ten būna kažkoks tarpelis tarp kėbulo, bet jo nesimatys, jis gaunasi uždarytos durys, tai nieko nesimato. Tai mes pabandysime dabar pradžią nusipjauti labai, kuo įmanoma gražiau šitą kantą ir tada bandyti dėti ant mašinos. Galbūt laikysis tada. Nu, bet... Hebra priveža dalių ir tu turi išgimdyti, nors tu ką, nors tu užsimušk. Ne? Su Corollas tas pats buvo, atvežė dalis, žinai, kur ne iš tos parapijos ir tu turi prigimdyti, pritaikyti kažkokiu būdu, kad kažkas tai gautųsi. Bet žinai, žmonėm mūsų darbas, kad žinai, prasiknysim dabar su šitais slenkščiais porą valandų, tai čia... Niekam nerūpi. Nent. Davai pjauk, joba dabar rot. Pjaustam naujus slenkščius tiesiog su peiliu. O, vaikeli, blet, prisprysėgė ranką. Imk tu pjaut, nebegaliu. Stoj bus prikolo, aš jau jaučiu, kad čia bus, toj tikrai bus, aš tau atvičiaju. Toj šau, sakim. Dievas nedurnas dvi davė, atsarginė viena. Kaip ir rankas, kaip ir kojas. Ir kaip kiaušinis. Du, da. Vietoj to, kad dabar poliruotume, dabar dvižukom. Nu geriau. Ir vidurį, bet pas tavę jau tai nereikia kampį. Bet tai kodėl jis taip žemai gaunasi, tu man gali, blėt, paaiškinti? Ir pas mane reikėtų trauką daryti, tipo. Čia atrodo papšiais, nuo tos mašinos kažkoks, blėt, ne? Čia trumpas gaunasi pas tavę. Ir ten trumpas. Nu, sakyk dabar, kuom jie čia taip jau baisiai skiriasi, kad jau negalėjau tu čia uždėti, jau tu man pasakyk dabar. Kuom jie čia jau tokie skirtingi? Kuom jie skiriasi? Žiūrėk, hebra. Strygom, galiu pasakyti tik tiek, viskas buvo sklandžiai, bet well. Čia yra senas slengstis, čia yra mūsų naujas slengstis, karačia. Ledinis slengstis. Tai visų pirma, kuom jie dabar skiriasi? Jie skiriasi ilgiu. Jie skiriasi ilgiu kažkur ant 2 cm. Senas slengstis yra ilgesnis ant 2 cm. Mes išsipjojam čia tą viršų, prisidėjom prie mašinos, nei su sparnu, nei su galinė arka nesueina, trūksta slenkščio ant centimetro kiekvienoj pusė. Tai viena problema. Antra problema, šitas slengstis gaunas daug aukštesnis negu šitas. Ir šitas gerai užsideda, o šitas gaunasi vidury gumų, net nedaina ten, kur jam reikia. Ir trečias galų galės skirtumas, šitas išlinkęs kaip bananas, o šitas ne. Tai jau čia taip jau neįmanoma ir uždėti vajo. Nu tai ką dabar va su šitais slenkščiais, naujai nudažyti slenkščiai, va. Nahu šitie slenkščiai, aš galiu tik tiek pasakyti. Negaliu, hebra, kaip nervai nelaiko, nelaiko man nervai, negaliu. Va tu ir pasiplanuok, ką tu nori pasiplanuoti. Viskas buvo nudažyta, ką tu pasiplanuot. Nieko tu nepasiplanuosi. Planavom iki kalėdų atiduot mašiną. Batai. Dabar turim ruošti šitą va šrotą, kuris lūpasi visas, sudaužytas visas. Nu, tai tu jokauji. Seniai, jį dabar reikės skustis visą, nes jisai va visas sutrukinėjęs. Dabar skusime iki plastiko viską.
Kodėl? Todėl, kad mums netinka šitie slenkščiai. Nežinau, kodėl jie netinka, kodėl jie iš kitos parapijos, iš kur jie ištraukti ir kas čia vapšė per slenkščiai, bet jie nei per ilgį, nei per aukštį, nei per formą, niekaip jie netinka, absoliučiai. Tai ką, ruošiamės toliau iš slenkščius, nusimato dar vienas dažymas mums nuostabusis, poliravimai keliasi į šalį, lauksim stiklų, nes jau nėra tikslo mums skubėti, nes mes ar taip nespėjom. Bet pastovius tas slenkščiais, pastovi, turėjome M6 visišką dvižuką, iki pačios dienos pats atsiviepia, plasnoja. Ant klijų sodinom, nes nieks nesilaiko. Realiai ant klijų kampus sodinom ant klijų ir tai net nieks nesilaiko. Buvom prisimetę lyg ir tinka, bet tu dabargi nemausi jonų. Ta prasme, tie laikikliai to labiau tu jį užmauni, jie nulūžta. Parašyta E90, ant slenkščių. Tai kuo gali taip jau netik, gerai, ten galima kažką gal prisitaikyti, bet kad jie bus per trumpi ant tiek ir aukštis ant tiek. Ir bananas iš jų. Ir bananas iš vis išlinkęs. Ir ką mes svarbiausia ne mes, nes aš jį dažiau va tai va. O jisai būna tipo išlinksta dalis, bamperiai būna išlinksta, kai kaitinimai jungiam ir būna nuo karščio jie išlinksta. Bet mes lenksti dažiam taip ir jisai va tai va yra išlinkęs. Vadinasi, iš gamyklos jisai yra toks bananas. Žinau, šiandien nuo tos mašinos galbūt. Čia nežinau, čia gal skiriasi prie FL, nežinau, faceliftas, ne faceliftas, neįsivaizduoju, gal čia nuo ne facelifto šities lenkščiai, bet nemanau. Bet ant tiek, kas skirtus, čia, nežinau, ar gali būti, neįsivaizduoju. Čia žiauriai skiriasi, Nes mes dabar atpjovėm, kaip ir pritaikėm, kaip jisai ir užsimauna, tipo. Bet jisai per trumpas gaunasi, tai ką mes dabar atiduosim su mini slenkščiais, kažkokiais miniukais uždėtais, Nežinau, sunervavo juodai, karoči, nuotaikos nėra absoliučiai nulis. Susiplanavom, nes mūsų planas buvo ketvirtadienį mašiną atiduoti. Norbi paskambinau, galiu pasiimti. Tai ką tu pasiimsi? Nieko tu nepasiimsi. Mašina strigo, karoči. Ką mes darom šiandien? Nieko jaučiu, ne? Ne, tai poliruojam, nėra tikslo poliruoti. Nėra absoliučiai. Ta prasme, visada, kai mes atliekam poliravimą, turi būti arba tą pačią, arba kitą dieną mašina pasiimta, nes pas mus yra darbo vieta, mes pas nėra kažkokios tai ypač švarios vietos, kad jinai stovėtų. Nes mes, kai nupoliruojam, viskas, jinai turi būti švari ir negali apsipurvinti. Nes jeigu dulkės patenka valai, kad ir koks būtų švarus skudurėlis, vis tiek tos dulkės suraižo paviršių. Like, subscribe ir share. Juodai, seniai, ne? Padavai, tai čia negatyvas. Žmonės tikrai dabar dislaikus mėtis tau. Eik tu žinai. Ką, hebrytė? Ką aš galiu pasakyti? Pradėkim tikriausiai nuo Norbės. Nemeluosiu, jau truputį nervai pradeda pakrikti. Žodžiu, su šitais slenkščiais mes tokią dvižuchą apturėjom, kad dar tokios gyvenime turbūt nesumatęs, bet kažkaip įveiksim šiais metais. Biški buvom susinervinę, susinervavę, bet kažkaip turėtų viskas pasibaigti. Žodžiu, Norbė dar 2 slenkščius atvežė, pasirodo jie skirtingi. Tai padarėm tokį variantą, kad vienas slengstis yra geresnės būklės senas, kur buvo mašinos, ir kitas yra dabartinis naujai atvežtas, kuris toks pats gaunasi kaip senas, stokas. Tai greitai mes šokom, greit pasidarėm, per šiandieną juos susiruošėm, nusigruntavom, prasikaitinam su infraredu, tada nudažyta. Tai dar gavom poslenkščius, reikės pritaikyti, bet gavom dar poslenkščius, kurie buvo blizgus pasirodo. Irgi nudažėm, nuputėm. Gali būti matysis hebran mūsų, kad jau žiauriai pavargę, baisiai, jau norim atostogų, belekai pavargom, bet dar kažkaip daforsinom, kad norisi naujus metus pradėti su naujais projektais ir šitas jau turi išvažiuoti iš mūsų patalpų. Vien dėl to mes čia norim kuo įmanoma greičiau pasidaryti visą šitą reiklą. Nesmė, dabar dar turim poslenkščius, kurie buvo blizgus. Rašiau Norbis, sako, galit nedažyti, bet tai nepaliksigi blizgių, visos apdailos, visi difuzoriai, visi ir spoileris matinis, viskas matinė yra. Dabar paliksim šitus poslenkščius blizgius. Bullshit. Tai nuputėm jau dar prie to pačio, dar į tos poslenkščius. Tai žodžiu, su Norbės kaip ir viskas nudažyta. Laikau špygas. Tikiuosi. Antrą kartą tikiuosi, kad viskas dažyta, operatorius žvengia. Žodžiu, tai su Norbės viskas kaip ir dan, turėtume viską spėti, tai susirinkinėja, poliruojasi, parodysim viską ateityje, kaip kas atrodo. Dabar, kaip ir kiekviena jau video, kaip ir jau čia tradicija tapus, dažymas, klientų dažymai.
Tai buvo paskutinis šių metų mūsų dažymas, su kuo ir sveikinu operatorių, ir save. Tai tikiuosi, kad jau daugiau šiais metais šioje kameroje nesusitiksim. Jeigu ką domina dažymo darbai, žinot, kur kreiptis, Mozaika Auto Body Shop Facebookas. Tai va, nedaužodžiaujam, žodžiu, renkamės Norbės projektėlį. Visas automobilis yra pilnai surinktas. Kas mums dabar liko? Tai mums liko poliravimas. Jei, tai realiai užbaigimieji darbai. Bet yra tokia viena problema. Problemytė yra ta, kad aš esu vienas, dabar yra 1:30 ir Norbiai sakiau, kad kažkur tai apie 6 valandą bus mašina padaryta. Tai dabar kaip dulkė supoliruoti rodėm viską nuo A iki Z, tai dabar lygiai tą patį reikia pasidaryti su visa mašina, tai yra susišveisti visas dulkės, visus prasėdimus, visus kažkokius tai netobulumus. Tai dabar aišku nerodysim viso to, bet susišveičiu visą mašiną, visus kažkokius tai prasėdimus ir tada mūsų laukia pats poliravimas. Pasidarysim testuką ant durų, pasižiūrėsim, kaip atrodo prieš po būtent ant durų su skočium, užsikliuosim, susipoliruojam ir labai matysis aiškiai, kaip prieš poliravimą ir kaip po poliravimo. Ir tada jau galutinis apžvelgimas darbų, kaip mums čia viskas gavosi. Tai ką, nieko nelaukiam, kimbam į darbus, šveičiamės visą kėbulą. Taip, tai ką aš į kelią. Dabar ką mes turim padarytą? Praėjau visą mašiną, visas vietas, kurios man nelabai patiko, bent jau prie šio apšvietimo, kas matosi, visas praėjau su 1500, 2000 ir 3000. Tai dabar visa mašina gaunasi yra paruošta poliravimui. Dar, beje, apsiklijavau vietas, kurių nenoriu poliruoti, kad paskui valyti nereikėtų, ypač gumos visokios, ypač matinės dalis, kurias dažėm, kadangi jeigu mes turim matinę dalį, mes ją papoliruojam, jinai jau nebe matinė patampa. Tai vat, plus dar šiaip dažnu atveju mes apsiklijuojam šitas vietas, tam, kad irgi, nes čia eina guma, kuri, kai papoliruoji, nesivalo ir matosi, kad jau jinai būna pažįsta poliravimo ta vieta. Bet šiuo atveju labai tragiškai atrodo jinai, tai mano nuomonė geriau jau ją papoliruoti ir jinai bent jau kažkiek blizgės ir susiliesi tą visą vaizdą. Ir kad čia ta guma pasipoliruos, tai čia tikrai nieko, manau, bus tik tai nauda, nes bendras vaizdas bus daug geresnis. Tai šios vietos poliruojasi papildomai lengvai, tada šios taip pat ragų uždengimo vietos, tada shadowline'ai visi šitos stoikės, kadangi, kaip ir minėjau, labai viskas prastai atrodo. Tai ką, dabar imam poliravimo mašiną. Pirmas sluoksnis dabar ką aš darysiu. Tai pirmoji eilėje pasidarom mes testą ant shadowline'ų. Tada pasidarome mes, tada praeinam su avikailiu visas vietas, kurios yra užbaigtos su 3000, tada su kietesniu poliravimu padu praeinam ten, kur ėjom su avikailiu ir tada jau su juodu padeliu visą mašiną bendrai nueinam. Jo. Ir žiūrėsim, kaip bendrai atrodys. Gali būti, kad senas dalis negali būti. Senas dalis lygiai taip pat eisiu su avikailiu. Bet ten, kur nešveista, nėra tikslo eiti su avikailiu, tai tenai tiesiog su juodu, kad viskas bendrai sueitų. Tai va, važiuojam. Tai sugalvojau tokį variantą, kad aš net neklijuosim, galvojau apsiklijuosim, bet padarom tiesiog paprasčiausią variantą. Atsidarau šitas duris, supoliruoju su avikailiu, gabalą dalies, tada shadowline'o ir šitos stoikės, tada kietas padas ir minkštas padas ir tada mes uždarom duris ir matysime skirtumą. Važiuojam. Nu ką, manau, matosi akivaizdus skirtumas. Tai dar Norbi iš tikrųjų atvežė kitus shadowline'us, irgi aišku jie dėvėti. Dabar po poliravimo šitie shadowline'ai atrodo daug geriau negu tie. Tai mes jau aišku faktas, kad nekeisim. Ir va toks va yra skirtumas. Nežinau, kaip per kamerą matosi, bet jis yra akivaizdus. Lengvas papoliravimas, kaip pagerina visą vaizdą.
Tai va, tai nieko nelaukiam, dabar visą mašiną poliruosiu, jum tikriausiai visko nerodysiu, gali būti, kad iš vis nieko nerodysiu, norisi greičiau pasibaigti visą šitą reikalą. Tai identiškai kaip dabar va šitoj vietoj pasidariau, reikia visą mašiną praeiti. Ir paskui žiūrim, kaip atrodo galutinis mūsų variantas. Bum! Nu ką, hebryte, ką aš galiu pasakyti? Visas šlapės non-stop, bet įvyktas. Tai ką, hebryte, ką aš galiu pasakyti, dar vienas projektas yra įveiktas, daug visko padaryta, kas galbūt nematėt viso progreso šito projekto, tai stogas pervirintas, perdažytas, stiklai perklijuoti, virintas ketvirtis, suhermetintas, perdažytas, visos arkos yra išvalcuotos, ko pasekoje susikraipė visos skardos, reikėjo pilno ruošimo, pilno dažymo. Tai padaryta, tada slenkščiai perdažyti, uždėti poslenkščiai, visi pribombasai, poslenkščiai, lipas, spoileris, difuzorius, perdažyti matinę spalvą, priekinis galinis bamperis, panaikinti parkai, panaikinti apiplovimai, perdažyta, kapotas, sutvarkytas, perdažytas, bagažinė perdažyta. Darbų yra belė kiek padaryta šiam projektėliui, parašykit komentarą, kaip jums atrodo. Matosi kažkas, tai nesimato, mūsų darbas, mūsų darbo vaisius. Ir ką? Šiuos metus užbaigiam su šio projektu, tikėkime, naujais metais turėsime dar įdomesnių projektų ir su jumis šiais metais buvo Babuila, like, subscribe, share ir всё, до свидули, hebra. Pasižiūrėkit.